Buvo aišku iškart pradžioj, kad užtruks tai kažkiek laiko ir gal truputį net pailgėjo visas tas procesas, bet svarbiausia, kad dabar būtų gerai viskas ir kad viskas sugijo ir galėsiu žaisti ir padėti komandai vėl. Visiems užtrunka tą laiko kažkiek, kad priprast prie komandos, prie visos sistemos. Tai nematau labai didelių problemų, kad jie būtų čia turėjęs, aišku. Vienam truputį gal daugiau reikia to laiko, kitam truputį mažiau, bet aplamai vaizdas nėra blogas, mano manimu. Manau, kad svarbiausia, kad tie žmonės, nesvarbu, iš kur jie yra, visi tokie, sakykime, gan ramus ir normalūs, prasme, kaip vyrai, kaip žmonės. Tai tikrai ta atmosfera, sakykime, Rūbinėj, smagu ten pabūti ir manau, ilgam laikotarpiui tai duos naudos vis tiek, kad nėra tokių, nežinau, nesakau, kad piktybinių, bet tokių gal nelimpa prie tos komandos. Tokių nėra ir manau, čia ir gal svarbiausia, nesvarbu iš kokios tautos. Dabar turim truputį tokią ilgesnę tarpą, kur neturim ir žibų ir turim laiko ruoštis, galim ir sakykime, fizinioje kondicijoje truputį daugiau dirbti. Ir turim pakankamai, manau, laiko dirbti tarp tų krepšinių dalykų, sakykime, ir manau, jeigu bent jau kol kas viskas pagal planą ir jeigu bus viskas gerai, tai demonstruosim gal ir labai neblogą krepšinį. Šiuo momentui, man atrodo, matom daug, kad kur vienas ar du žaidėjai iškrenta, visi turi problemų iškart ir manau ir jiems dar ieško tos, manau, tokios savo žaidimo, kaip viskas bus, tai sakau. Ir mes tą jau praėjom, labai gerai žinom ir matos, kad daug komanda turi tokių problemų, tai čia jų problemos. Mums svarbiau yra ruoštis varžyboms ir pabandyti kuo geriau pasirodyti. Ketvirtfinalis tai vis tiek turi tą kažkokią kitokią jausmą, sakykime, ir dar tokia kalėdinis atmosfera, kalėdinė gal tokia ir vis tiek. Tikiuosi bus daug žmonių, tikrai visi sirgs, nes pamatėm, kad jeigu gera atmosfera salė ir yra daug žmonių, tai ir tos pergalės kažkaip, nežinau, lengviau ar geriau ateina. Tai tikiuosi bus ta salė bent jau beveik pilna, jeigu ne visiškai pilna ir manau bus geras varžybos.